Sveiki! Ar žinojote, kad valstybė kasmet išmoka daugiau negu 20 milijonų eurų vietoj alimentų nemokančių tėvų? Bendra skola jau siekia 180 milijonų. Taigi, kol mes diskutuojame apie populiacijos augimą, tyliai auga kita statistika - dirbančių vienišų tėvų skurdo rizika. Deja, asmeniškai negalėsiu parodyti savo gražių didelės šeimos nuotraukų prie židinio, bet tai yra realybė Lietuvoje ir nemanau, kad mes ją galime ignoruoti. Keliaujame prie statistikos. Oficiali statistika rodo, kad 21 metais Lietuvoje vienos motinos ir vieni tėvai su vaikais sudarė 5,7 procentus gyventojų. Tai yra apie 160 tūkstančių žmonių. Be abejo, pagarba vyrams, kurie augina vaikus po iširusios santuokos. Tačiau didžioji dalis krūvio, pripažinkime, vis dar daugeliu atveju tenka mamoms. Grįžtant prie Europos konteksto, šioje vietoje mes esame išskirtinis atvejis. 24 metais vieniši tėvai ES sudarė 12,7 procentus, o Lietuvoje net 29,5. Tai reiškia, kad tai nėra reta istorija. Tai masinė socialinė realybė šiai dienai. Ir ką tai reiškia mūsų kasdienybėje? Tai reiškia, kad vienam iš tėvų tenka suderinti darbą, vaikų priežiūrą, jų ugdymą, logistiką, emocinį stabilumą tiek vaiko, tiek mamos ar tėčio ir dažnai dar prisimti didesnę finansinę naštą. Taip yra daug atsakingų tėčių, kurie sąžiningai prisideda, džiaugiuosi ir spaudžiu iš tikrųjų dešinę, bet sistema turi spragą. Kai išlaikymas nevykdomas, už tai vis tiek moka kažkas kitas. Valstybė jau šiandien dengia šios problemos pasiekmes. Sodra skelbia, kad 24 metais vaiko išlaikymo išmokoms tėvai, kai nevykdo pareigos, išmokėta daugiau nei 20 milijonų eurų. O bendra skola valstybėje šioje sistemoje siekia 180 milijonų. Tai nėra tik mano nuomonė. Eurostat duomenys sako, kad Lietuvoje net 34 procentai dirbančių mamų tėvų patiria skurdo riziką. Jūs išgirdote teisingai. Trečdaliu vienišų mamų gresia dirbančių žmonių skurdas. Todėl mūsų valstybėje, kur kalbame, kaip svarbu turėti vaikų, didinti populiaciją, kurime Lietuvos vizija 2050, atėjo metas suprasti paprastą dalyką, kad vaikai vis dėlto kainuoja ir gan nemažai. Na, galbūt man šiek tiek pasisekė. Mano pajamos dirbant skaitmenės rinkodaros versle man leidžia pakankamai pasirūpinti vaiko poreikis, bet iš kitos pusės mano dukros tėvas, esantis darbingo amžiaus, sveikas vyras, sukūręs antrą šeimą, jau artėja prie 20 000 eurų įsiskolinimo, nes nemokėjo visus metus, tiksliau 14 metų alimentų. Tikiu, yra ir daug ekstremalesnių situacijų, bet ką noriu pasakyti, kad dabar kalbant apie gimstamumo didinimą, siūlau plačiai atsimerkti ir labai gerai pagalvoti, kaip užtikrinti jau gimusių vaikų gerovę. Nes mano asmeniniu atveju, kadangi žinau, kiek kainuoja užauginti geresnę savęs versiją, nesu tikra, kad labai noriai prisidėčiau prie populiacijos didinimo dar kartą esant tokioms sąlygoms.